kūrybinio mąstymo penkiakovė yra labai smagios komandinės varžybos, padedančios susibendrauti komandoje ir puikus būdas praleisti tiesiog gerai laiką. Tai yra labai azartiška veikla, kur žmonės labai greitai įsitraukia, greitai pamiršta ten kažkokius baimės dalyvauti ir tiesiog užsimiršta ir žaidžia ir jiem būna labai smagu. Tai kūrybinio mąstymo penkiakovė aktyvuoja ir lavina 5 mąstymo tipus, kas yra loginis, analitinis, strateginis, divergentinis ir kritinis mąstymai. Ir taip pat aktyvuoja ir lavina 5 kūrybinio mąstymo įpročius. Tai yra vaizduotė, smalsumas, atkaklumas, nuosekli praktika ir bendradarbiavimas. Tai sudėjus 5 mąstymo tipus ir 5 kūrybinio mąstymo įpročius mes gauname penkiakovę. Ir siekis ir tikslas šitos penkiakovės yra sukurti tokią užduočių visumą ir tokius scenarijus, kad maksimaliai žmonės bendradarbiaudami komandoje galėtų aktyvuoti ir lavinti šituos mąstymus.